Taigi šiandien sveikinuosi, na jau tikrai turbūt pavasaris šitam orui tikrai netinka, yra ko gero vasara, žinau, kad sveikinuosi mažiausiai su 99 mokyklų moksleiviais visoje Lietuvoje. Tai sveiki, mėly bičiuliai, mes jums šiandien pristatome labai smagų dalyką, kuris vadinasi e-pamoka. Na, o e-pamoką jums savo ruoštų pristato organizacija Kam to reikia? Barclays technologijų centras Lietuvoje, už nugaros matote mūsų didžiulį logo, taip pat Vilniaus universitetas bei Kauno technologijos universitetas. Mano vardas yra Aurimas, šalia mane sėdi mano kolegė Lina, mes šiandien labai smagiai draugausime su jumis. Iš Kauno prie mūsų taip pat prisijungia Sneakybox kompanijos bendrasavininkis, ko gero vienas iš įkūrėjų, programuotojas Liudas Ubarevičius. Sveikas, Liudai! Tai labai smagu, kad esate su mumis šiandien ir mes tikrai labai smagiai, ko gero, praleisime šias 45 minutės, per kurias šiek tiek turėsime progos pasikalbėti apie tam tikrus mitus ir stereotipus, kurie yra būdingi, na jau nebežinau, ar labai, ar nelabai, bet tikimės, kad sulaužysim jau iki paskutiniųjų tuos mitus, kurie dar vis tebėra, apie IT specialybę. Tai pirmiausia, ko gero, norėčiau kreiptis į šalia mane sėdinčią žavėją mano kolegę Liną. Lina, papasakok truputėlį apie karjeros galimybes IT. Iš tiesų vyrauja visuomenėje mitas, kad IT specialistai turi tik tai 2 karjeros kelius. Vienas iš jų yra programuotojas, na, tas, kuris kuria tam tikras programėles arba žaidimus arba verslo programas, ir kompiuterių priežiūros specialistas. Tai yra tas, kuris taiso kompiuterį tuomet, kai sugenda, ar ne? Tai yra netgi tam tikri juokeliai, kad geras kompiuterių priežiūros specialistas yra tas, kuris išardęs kompiuterį ir vėl su jį surinkęs dar turi likusių detalių kitam kompiuteriui surinkti, ar ne? Tačiau iš tiesų statė kiek yra kitokia. Iš kur tas mitas, jog yra tik tai 2 specialybės, domėjomės ir mes. Ir pasirodo, Aurimai, tai yra dėl to, jog žmonės į IT specialistus kreipiasi tik tuo met, kai kažkas yra blogai. O blogai paprastai būna su jų tam tikrom informacinių technologijų įrangom, ar ne? Tai yra kompiuteris, ar tai spausdintuvas, galbūt tai telefonas. Tai dėl to yra kilusi nuomonė, jog IT specialistas yra tas, kuris tvarko kompiuterius, nes tik tada į tokius mes kreipiamės ir tokius mes kaip vartotojai matome. Ir programuotojas, na, tas, kuris turbūt sukuria tas programas, kuriomis mes naudojamės. Ar tai būtų žaidimas, ar tai šiaip kažkokia mažutė arba labai didelė programa. Bet iš tiesų yra viskas kur kas sudėtingiau ir IT specialybių galime suskaičiuoti spėkiek. Sakyčiau 20. Aurimai, pasaulyje jų skaičiuojama apie 100. Beveik tiek, kiek mūsų klausosi mokyklų. Labai gerai, labai gerai. 100 specialybių, iš kiekvienos mokyklos bent po vieną kitos specialybės IT specialistą. Būtų labai puiku. Labai gerai. Ir mes iš tikrųjų rinkos poreikius labai puikiai užpildytumėm po keliarių metų. Tai iš tikrųjų apie IT specialistus mes apie visas pozicijas be abejo mes nepasakosime, tačiau paminėsime kai kurias pagrindinės jų. Kai jūs baigiate universitetą, mokyklą arba kolegiją, jūsų karjera gali prasidėti skambučių centre. Tai yra tas žmogus, kuris aptarnauja kompiuterius nuotoliniu būdu. Tai yra, jeigu jums kaip vartotojui kažkas nutinka, va tarkim Aurimas, pamiršo savo prisijungimo slaptažodį darbe, ar ne? Gana dažnai taip nutinka. Aš neturiu atminties. Dėl to ir paėmėme šitą pavyzdį. Tai jis skambina į skambučių centrą tam, kad specialistai jo kompiuterį atrakintų nuotoliniu būdu. Sistemos dabar yra taip pažengusios, kad netgi specialistas naudodamasis tam tikrom sistemom gali prisijungti prie Aurimo kompiuterio ir tuomet jau atrakinti už jį tą kompiuterį, net pačiam Aurimui, net nepajudinus pelės ar klaviatūros. Yra dar ir kitų daugiau specialybių. Na, įsivaizduokim, kad paprasčiau suprasti, kaip visą tai sąveikoja tarpusavį, paimkime pavyzdį. Tarkim, mūsų Aurimas sumastė, kad jisai nori turėti savo asmeninį žaidimą. Eureka. Noriu. Jis turbūt, aišku, kreipsis į Sneakybox. Ko gero, taip, aš pažįstu Liudą, tai ko gero taip. Bet kiek iš tikrųjų yra žmonių įsitraukusi į kompiuterinį žaidimą, dabar aš papasakosiu plačiau. Tai nėra tik tai programuotojas. Na gerai, pradėkime nuo to pačio programuotojo. Tai programuotojas yra tas žmogus, kuris padaro tą žaidimą, suprogramuoja taip, kad jis sėkmingai veiktų, ar ne? Programuotojas gali ne tik
programuoti žaidimus, bet čia yra ir daugiau dalykų, ar ne? Yra mažos programėlės, tokios kaip telefonų programėlės, yra didelės programos, kuriomis naudojasi verslas ir panašiai. Tai programuotojas tau padėtų suprogramuoti šitą žaidimą. Jeigu yra žmonių mėgstančių piešti, tai jiem galima pasiūlyti grafinį dizainą. Grafinis dizainas tai yra tai, kas Aurimui padėtų padaryti žaidimą patrauklų. Gražias mašinėles, ar ne, parinktų spalvas ir visą kitą vizualizaciją. Taip pat yra svarbu ir platformų inžinierius. Platformų inžinierius yra tas žmogus, kuris prižiūri sistemas ir užtikrina, kad pavyzdžiui, jeigu Aurimo kompiuteriai yra Windowsai arba Linuxai, jis užtikrina, kad tas žaidimas tam tikroje platformoje veiktų, nelūžtų ir tikrai netrūkinėtų ir galėtų sėkmingai Aurimas lakstyti su savo automobiliuku. Taip pat yra ir sistemų analitikai. Sistemų analitikai yra tie žmonės, kurie aiškina Aurimo poreikius. Tai yra tie, kurie susijęs šalia su Aurimu ir aiškintis, kokio iš tikrųjų tai žaidimo nori. Na, pavyzdžiui, jeigu Aurimas mąstytų, kad jis nori automobiliuko kabrioleto, kuris lakstytų trasą, arba, pavyzdžiui, automobiliuko transformerio. Labai gerai, transformeris man labai patinka. Tai va, tai sistemų analitikas pasakytų, ar techniškai yra įmanoma padaryti, kad tas automobiliukas būtų transformeris, o visa kita jau programuotojo ir grafinio dizainerio darbas. Taip pat yra projektų vadovas, o projektų vadovas yra tas žmogus, kuris apjungia visus šitos žmonės tam, kad darbas vyktų sklandžiai ir sėkmingai, kad laiku tu gautum savo šitą žaidimą. Ir kitas dalykas, dar mes nepakalbėjom, ir apie tą kompiuterių priežiūros specialistą, ar ne? Tai tarkim, jeigu tu nusiperki kompaktinį diską to žaidimo, tai kompiuterių priežiūros specialistas yra tas, kuris tau galėtų padėti instaliuoti šitą žaidimą arba sutvarkyti jį tuomet, kai jisai dėja nebeveiks. Aš labai norėčiau pamatyti dabar iš tikrųjų mūsų auditoriją ir paprašyti pakelti ranką žmogų, kuris nežino, kaip suinstaliuoti kompiuterinį žaidimą. Manau, kad dabar jau visi užaugo su šituo, ar ne? Turbūt, kad taip. Bet tau gali prireikti pagalbą. Gali, aš pakankamai nedaug išmanau apie tai, tiesą pasakius. Aurimai, o čia taip ir tu neprastai atrodai šiandien ir tu man neprimeni to tipiško IT-šniko, apie kurį paprastai yra kalbama. Taip, šiandien iš tikrųjų yra tarptautinė netikrų akinių ir prisegamos varlytės diena. Iš tikrųjų, jeigu kalbėsime labai rimtai apie įsišaknyjusius stereotipus apie IT specialisto išvaizdą, tai ko gero IT specialistas daug dažniau, ko gero, atrodo panašus į verslininką arba bankininką, negu į kažkokį tai ten berniuką, kuris, nežinau, nešioja 2002 metais per kalėdas padovanotą močiutės megztuką, kuris jau toks nutrintas, kad ten jau balažint, kas tai per aprangos elementas. Tiesiog, tariant paprastai, ko gero, labai tas IT specialistų paklausumas ir jų poreikis rinkoje verčia juos, šiek tiek pasitempti, ar ne, ir tai visiškai natūraliai duoda tokį rezultatą, kad žmonės paprastai dėvi jau kostiumą dažniau nei tą minėtą nutrintą megztuką. Aha, klausyk, dabar man tada nesiriša truputėlį vaizdai. Jeigu tu sakai, kad IT specialistas taip puikiai atrodo su kostiumu, baltais baltiniais ir netgi kai kada peteliške, tai o kaip tada jisai ten gali tik tose savo darbo vietoje, tose rūsiuose? O čia labai geras dalykas, labai gerą tokią, nežinau, dar vieną ko gero mitą palėtei, kalbėdama apie Rūsį būtent. Iš tikrųjų, vėlgi, ko gero, viena iš pagrindinių priežasčių ta IT specialistų paklausa rinkoje lėmė, kad situacija susiklostė taip, jog, kaip matote šitoje prezentacijoje, arba kaip matėte, ką tik ten buvo berniukas sėdintis kažkur tai pusrūsyje tarp nereikalingos IT įrangos, kažkokių senų rakandų, prikrauta laidų visokių ir panašiai. Tai taip jau nebėra. Jau kuris laikas, ko gero, taip nebėra, kadangi įmonės konkuruoja dėl IT specialistų labai stipriai, kadangi jie yra labai paklausūs šiuo metu rinkoje. Taip susiklosto ofiso erdvės, kaip kad, tarkime, mūsų
Barclays technologijų centro Green Hallas, kurio fragmentus matot čia truputėlį šitoje skaidrėje, su didžiulėmis erdvėmis, gražiais vaizdais į miestą. Tai tik vienas pavyzdys, ko gero labai daug įdomių ir šaunių erdvių, kuriuose darbuojasi IT specialistai loftuose, kažkokiuose labai gražiuose panoraminiais vaizdais į miestą ir taip toliau. Tai tikrai nebėra pusrūsyje dirbančio žmogaus kažkokia tai erdvė ir panašiai. Tikrai IT specialistai daug įdomesnėse erdvėse šiuo metu yra atsidūrę. Tokiu būdu jie turi krūvą įvairiausių hamakų, atkeliaujančių bandelių į ofisą ir taip toliau. Taigi viskas daug gražiau nei iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti. Skamba, Aurimai, labai patraukliai. Tikrai. Taip, iš tikrųjų. O klausyk, tu apie IT specialistą kalbi taip, tarsi tai tik būtų vyras. O tai palauk, o kaip IT specialistės moteris? Aurimai, nereikia. Tu irgi vadovasi šito stereotipu. Gerai. Tiek specialistai vyrai IT, tiek moterys yra labai puikūs. Vyrai ir moteris, tarp kitko, pasaulyje informaciniam technologijom, ar ne, ar tai kompiuteris būtų, ar išmanusis telefonas, naudojasi vienodai. Tačiau tik tai 30% visų IT darbuotojų sudaro moterys. Kodėl taip yra? Domėjomės mes. Ir žinai, dėl ko taip yra? Pasirodo, kad pirmiausiai, dėl ko moteris iš viso nesirenka IT specialybės. Dėl to, kad moteris į kompiuterį žiūri kaip į darbo įrankį, o vyrai tai aišku kaip į žaisliuką. Ko gero taip. Tai va. Tai, bet kodėl nesirenka, yra dar kitos priežastys. Nes moteris irgi vadovasi tais stipriaisiais mitais vyraujančiais visuomenėje. Vienas iš jų yra tai, kad darbas atrodo gana siauras ir nereikalaujantis socialinių įgūdžių, ar ne? O kas yra labai svarbu plepioms moterims. Kitas dalykas yra tai, kad darbo aplinka, apie kurią mes pasakojom, ta laboratorinė, ar ne, ta mitinė laboratorinė darbo aplinka jums netrodo labai patraukli. Ir trečias dalykas yra tai, kad nedrąsu juk konkuruoti su tais moksliukais genijais. Tačiau moterys pasirodo, kai jeigu jau išdrįsta pasirinkti IT, ir ką aš labai sveikinu ir tikiuosi, kad kitoj pusėje ekranų yra žmonių, tai yra mergaičių, kurios nusprendė rinktis IT, pasirodo, jos yra kai kuriuose vietose geresnės negu vyrai. Nagi, praplėsk. Aha. Moteris yra geresnės, yra kompiuterinėme raštingume, gal dėl to, kad joms sekasi geriau gramatika. Taip pat jos puikiai tvarkosi su duomenų bazėmis ir labai dideliais skaičiais duomenimis, nes jos yra kur kas kruopštesnės. Na taip, ko gero dėl šito ginčytis vargu ar reikėtų. Iš tiesų, ir mūsų biure jau kuris laikas, anksčiau ko gero turbūt atrodydavo, kad merginų pas mus mažoka, bet dabar jau man atrodo, kad merginos labai sparčiai skaičiumi pasivijo darbuotojų. Taip, ir ką mes pastebim iš tikrųjų, Aurimai, kad visuomenė yra, kad kiekvienais metais į IT specialybės stoja vis daugiau ir daugiau merginų. Kas yra labai gerai, o mūsų Barclays technologijų centre Vilniuje mes labai atitinkam tuos pasaulinius mastus ir pas mus yra 30% moterų iš visų darbuotojų. Supratau, tai aš man sunkiai sekdavosi matematiką, bet aš galiu pasimti kalkuliatorių ir pabandyti suskaičiuoti, kiek tų merginų visgi ten yra. Aš nutokiu, kad jeigu pas mus biure dirba kiek žmonių šiuo metu? Virš 1200. Virš 1200, artėjom prie 1003, ar ne? Supratau, tai mes turime kiek, čia labai taip grubiai iš akies, daugiau kaip 300 merginų, ar ne? Panašiai. Bene 4. Visai neblogai. Tai, merginos, ko gero, jums nereikia net bandyti pasitempti. Tiesiog ateikit. Ir dar, iš tikrųjų, šita problema, moterų pritraukimo į IT sektorių problema yra gana ryški ir tam yra skiriama labai daug dėmesio. Pavyzdžiui, mergaitės yra skatinamos žaisti vaikystėje, galbūt dar darželio amžiuje žaisti konstruktoriais, nes konstruktoriai pasirodo lavina inžinerinį mąstymą. Ir taip pat yra šalys, kurios peržiūri savo švietimo sistemą ir pradinukai jau turi įdomią informatiką, kur gali išbandyti save programavime. Nuostabu. O aš dabar truputėlį pabandysiu atgręžti diskusiją nuo moterų prie apskritai galbūt kitų man irgi įdomių dalykų. Gal tu galėtum taip labai tokiais bendrais bruožais papasakoti, kaip turėtų atrodyti ta IT specialisto darbo diena? Jeigu mes vadovausimės šitais mitais, tai realiai atrodys taip tarsi,
ryte kompiuteris, per pietus kompiuteris ar ne, net pietų metu kompiuteris, vienoje rankoje sumuštinis, kitoje rankoje pelė, po vakare iš darbo grįžus vėl kompiuteris, bet iš tikrųjų kompiuteris yra neatsiejama mūsų visų gyvenimo dalis ir nesvarbu, mes esame IT specialistai ar ne IT specialistai ar ne, tačiau noriu sugriauti šitą mitą, kad pasakyti, jog nėra tai tik tai kompiuteris. IT specialisto darbo diena yra gana dinamiška. Susitikimai, skambučiai su užsienio partneriais, tokios videokonferencijos, kurias mes dabar turim su užsienio partneriais ir panašiai. Tai tikrai yra gana dinamiška ir gana įdomu. Supratau, tai visgi specialisto darbo diena yra nenuobodi, ar ne? Daug dalykų galima veikti, ne vien spoksoti ir tūnoti prie kompiuterio, ar ne? Taip, palauk, Aurimai, o tai palauk. Jeigu mes kalbam apie IT specialistą kaip apie verslo atstovą, ar ne, kaip bankininką, tai tada jo ir tas biuras atrodo gana taip įprastai ir jis toks kaip buhalteris yra pririštas prie savo darbo vietos. Na, čia toks irgi, ko gero, dar vienas mitas, kurį reikėtų pabandyti sugriauti, būtent apie tą profesinį mobilumą. Iš tiesų, yra tam tikros specialybės, kurios pakankamai stipriai pririša IT specialistą prie biuro, kuriame jis dirba. Tarkime, jeigu esate to vadinamojo site supporto inžinierius, tai ko gero, jeigu jau sugedo fiziškai kompiuteris kažkuris esantis jūsų biure, jūs turėsite prie jo ateiti. Tai, ko gero, savaime suprantama, turite būti ofise, ar ne? Tačiau yra pakankamai nemažai specialybių, ypatingai programuotojų, ar ne? Kadangi programavimo kalbos yra gana universalios, jomis naudojasi visas pasaulis, tai visiškai neturi reikšmės, ar jūs esate Alytuje ar Maldyvuose. Svarbiausia yra turėti gerus programavimo įgūdžius ir galėsite savo sėkmingai programuoti įmonėje, kuri galbūt yra, na, tarkime, Anglijoje, ne, Norvegijoje, jūs savo sėdit. Svarbiausia, kad turėtumėt elektros laidą ir interneto kabelį ir to pilnai užtenka, kad galėtumėte puikiai atlikti savo darbą. Taigi, iš esmės, reikia mokėti užsienio kalbas ir išmanyti kokią nors programavimo kalbą. Tai yra du labai paprasti dalykai. Aha, Aurimai, dabar žinai, apie tai, ką mes kalbam, man taip jau piešti bendras vaizdas. Tai IT specialistas pasirodo irgi žmogus, ar ne? Jis turi daugybę karjeros kelių. Jame ten dirba moterys. Ten yra nuostabus ofisai, gana jaukūs. Jie gali dirbti bet kur. Be abejo, mes turime viską ir tikrai neturėtumėm prisirišti prie kažkokių tai senų, nežinau, stereotipų, kurie kažkada buvo. Ko gero labai gerai iliustruoja tas senas pavyzdys, kur mūsų televizijos rodydavo anksčiau tokį filmą, kuris vadinosi Moksliukų kerštas, ne? Tai aš galvoju, kad visgi tas 21 amžius, kuris yra dabar, jeigu neklystu, ir yra tas Moksliukų kerštas, ne? Kada IT specialistai ateina, įžengia su savo inžineriniais sprendimais, idėjomis ir taip toliau. Visi dabar mėgsta smartphone ir programėlės, kurios jame gali būti, ar ne? Tai yra, ko gero, tam tikrą prasme moksliukų nuopelnas, šitų IT specialistų nuopelnas, kurie palengvino mūsų gyvenimus kai kuriuose vietose, ar ne? Na, aš manau, kad mes šiaip jau sugriovėme pakankamai nemažai tų mitų, ar ne? Mums reiktų pasikalbėti dabar su tokiu tikru IT specialistu. Ko gero, prieš pristatydamas dar kartą jums liudą noriu pasakyti, kad internetinėme puslapyje, iš kurio transliuojate vaizdą, turite galimybę užduoti klausimus. Tai pasinaudokite tą galimybę ir mes pabandysime transliacijos metu juos atsakyti. Įdomiausias pašnekovas, ko gero, bus Liudas, taigi aš norėčiau dar kartą jums visiems pristatyti Sneakybox kompanijos bendrasavininkį, įkūrėją ir programuotoją Liudą Ubarevičių, kuris jums papasakos galbūt netgi kaip sukurti kompiuterinį žaidimą. Taigi keliaujame į Kauną. Sveikas, Liudai! Sveiki! Tikiuosi, kad daug susilauksime klausimų. Papasakosiu apie tai, kaip mes keliavome su savo žaidimu, kaip pradėjome dar būdami moksleiviais ir tapome studentais ir teko su mūsų kūrimu žaidimu tiek programuotėm, tiek mūsų dizaineriam pakeliauti po pasaulį. Tai nieko nelaukdamas pradėsiu savo prezentaciją. Ir taip, tai kaip ir kiekviena gera kelionė prasideda labai toli ir labai senai. Taip ir mes, dar būdami moksleiviai, pradėjome kurti savo komandą, dalyvaudavome įvairiausiuose renginiuose, kuriuose susirinkdavo žmonės ir bandydavo per savaitgalį sukurti kažkokius mažus žaidimus. Tikriausiai kaip ir kiekvienas pradedantis kūrėjas pradėdavo nuo mažų žaidimų, tikriausiai kiekvienas moksleivis žinote World of Warcraft ar panašaus dydžio žaidimus, tai ir mes bandydavom per 48 valandas sukurti tokį žaidimą.
Nesakau, kad visą laiką pasisekdavo, dažniausiai nelabai, bet stengdavomės, dalyvaudami įvairiuose renginiuose ir jau būdami studentai sugalvojame, kad galėtume sudalyvauti įvairiuose konkursuose. Vienas iš jų buvo Microsoft organizuojamas konkursas, kuriame galėjome pristatyti savo žaidimą ir tiesiog laimėti arba nelaimėti. Tai tiesiog susirinkome tą komandą, kuri visą laiką dalyvaudome konkursuose ir pradėjome braižyti ant lentų ir galvoti, kokį žaidimą galėtume kurti. Aišku, pasirinkome vaidmenų žaidimą su daug herojų, su daug priešų ir visko labai daug. Galima viską surinkti, galima viską patobulinti ir taip toliau. Iš tikrųjų, labai sunkiai dirbome, braižėme įvairiausias schemas. Tiesą sakant, neturėjome projektų vadovo, kurį dabar turime ir labai džiaugiamės. Labai sunkiai dirbome. Aš manau, dirbome 3 mėnesius ir kaip ir atsidūrėme tokioje situacijoje, kai norėjome išspręsti vienu žaidimu labai daug problemų. Tai yra, iš tikrųjų išsirinkome pačias mažiausias, tai išsirinkome Jungtinių tautų 9 problemas ateinančiam 1000-mečiui ir bandėme vienu žaidimu išspręsti jas visas. Po tokio ilgo darbo atsidūrėme maždaug tokioje situacijoje ir nebežinojome, kas su mūsų žaidimu darosi, kas darosi su mūsų komanda ir projektas buvo praktiškai numiręs, jeigu taip galima pasakyti. Bet susikaupėme ir pagalvojome, kad reikia išsirinkti vieną problemą. Tada atsirado vienas komandos lyderis, kuris pasakė, kad galbūt reikėtų koncentruotis ir turėtume kurti žaidimą tik tai vienai problemai. Ir ta viena problema buvo pasirinkta ekologijos problema, tai yra užterštumo problema. Ir nusprendėme, kad žaidimu mes galėtume išmokinti žmonės, išmokinti mūsų žaidėjus, kaip galime tausoti mūsų gamtą, kaip galime rūšiuoti atliekas. Sukūrėme tam herojų, kuris nusikėlė į netolimą ateitį ir pamato, kad mūsų mylima žemė yra suniokota įsivaizduojamų taršos monstrų. Visi žmonės yra susipykę dėl to, kad yra labai užteršta žemė. Jie tiesą sakant susiskaldė į 3 kaip ir frakcijas, kurios yra lygtais darbininkų, lygtais mokslininkų ir lygtais industrijos atstovų, verslininkų. Jie yra kaip ir atskirti įsivaizduojamos šiukšlių sienos ir ta siena neleidžia jiems susivienyti ir išvalyti mūsų gražios žalios žemės. Čia matome vieną iš mūsų žaidimo herojų, mūsų archeologą, kuris kaip ir kiekvienas herojus nusikėlė į ateitį padedamas mistinio artefakto. Taip, jisai būtent šitame lange jisai bando jį iškasti su labai archeologam tikriausiai įprastu įrankių, tai praktiškai kastuvų. Įvyksta fantastinis ar stebuklingas įvykis ir jis nusikelia į netolimą ateitį, kurioje, kaip ir sakiau, žmonės yra susiskaldę ir negali sutarti dėl bendrų dalykų, kur mūsų herojais ir stengiasi juos suvienyti. Kad nebūtų liūdna, kaip ir minėjau, žaidime pridėjome įvairiausių monstrų, taršos monstrų, kurie teršia visą aplinką ir žaidėjas su jais kovoja, stengiasi juos panaikinti. Be abejo, juos sunaikinęs, tai yra panaikinęs, gauna įvairiausių resursų, bet kad tos resursus galėtum išleisti ir mūsų herojus išeitų į pasaulį nebejėgis, mes jiems sukūrėme šiek tiek apsigyvenimo priemonių. Tai yra įvairiausių atnaujinimų, angliškai upgrade sistemos. Tai kaip ir sakiau, žaidimą kūrėme apie 2 metus. Šiuo metu jis yra išleistas, su juo paminėsiu šiek tiek toliau, bet su juo dalyvavome tame konkurse ir mūsų komandoje, galbūt kaip ir kiekvienoje IT įmonėje ir kaip ir kiekviename tikriausiai IT darbe, specialistai yra labai gabūs ir labai kūrybingi, tiek programuotojai, tiek projektų vadovai. Ir mes tiesiog turime tokią frazę, kurioje sakome, kad mes galime padaryti bet ką, kaip ir kiekvienas IT profesionalas, bet mes tiesiog neturime viskam laikui, todėl reikėtų koncentruotis, reikėtų fokusuotis ir daryti tik tai, kas reikalinga. Tam reikalingas planas. Tai, kaip ir sakiau, paminėsiu šiek tiek apie mūsų kelionę konkurse. Tai, kaip ir mūsų herojai žvelgiantis į ateitį, mes žvelgiame į konkurso ateitį. Dalyvavome pasauliniam konkurse, Microsoft organizuojam pasauliniam konkurse ir, nenoriu girtis, bet tikriausiai mums visai neblogai pasisekė su mūsų idėja, ekologinė idėja, kurioje stengiamės išmokinti žmonės rūšiuoti, mes tapome tarp 10 geriausių pasaulyje. Tai, manau, visai geras vertinimas. Tai yra,
mūsų komanda. Čia mes Australijoje pristatinėjame savo projektą. Iš tikrųjų laukiu tikriausiai daugiau klausimų. Pats žaidimo proceso kūrimas yra gan sudėtingas, bet viskas yra įmanoma. Mes pradėjome dar būdami moksleiviais, tai manau, kiekvienas iš jūsų galite pradėti jau dabar kurti žaidimus, nes tam nereikia iš pradžių labai daug žinių, jas įgausite kurdami. Todėl norėčiau šiek tiek pademonstruoti, kaip galima sukurti paprasčiausią žaidimą. Tai šiek tiek tokia kaip ir demo versija. Tai šiuo metu mes naudojame Unity žaidimų variklį. Kaip matote, tiesiog atsidarau programos langą, joje matau erdvę, beribę erdvę, kurioje galėčiau įgyvendinti savo idėjas. Kiekvienas iš jūsų, turėdamas idėją, galite ją įgyvendinti, perteikti tą emociją savo žaidėjams ar savo klasiokams, duoti pažaisti savo kiemo draugams. Tai tikriausiai pabandome sukurti kažkokį paprastą lygį, tai ko mums reikėtų tame lygyje? Greičiausiai reikėtų mums žemės. Kažkokios žemės, kur galėtume bėgioti, nes beribėje erdvėje tikriausiai nukristume į nežinę. Jeigu turime žemę, tikriausiai mums reikėtų kažkokios aplinkos elementų, kad nebūtų liūdna toje žemėje bėgioti. Aš kaip mėgstantis techniką tikriausiai pasirenku įvairiausius įrengimus, kurios galime patalpinti mūsų erdvėje. Per daug jų nedėsiu, noriu tik pademonstruoti bendrą principą, kad kurti žaidimą, įgyvendinti idėją nėra taip sudėtinga. Ką mes dar galėtume čia įdėti? Mes galėtume įdėti sunkų svorį. Super. Bet tikriausiai tik aplinkos mums neužtenka. Mums reikėtų ir kažkokio herojus, kuris galėtų toje aplinkoje bėgioti ir mes su juo galėtume įvykdyti įvairiausius užduotis, misijas, tai, ką jūs sugalvosite. Viskas priklauso nuo jūsų fantazijos. Tikriausiai turime kažkiek elementų, reikėtų pažiūrėti, ar tas herojus mūsų gali bėgioti ir gali atlikti įvairiausius veiksmus. Tai pirmiausiai gal išmokinkime bėgioti ir kad jis galėtų mums atlikti kažkokį tai veiksmą. Taip, man reikėtų tikriausiai šiek tiek techninio darbo vis tiek. Be programavimo niekaip neapsėsite, visa scena yra mano iš anksto paruošta, todėl man šiek tiek yra paprasčiau, bet tai yra labai paprastas procesas. Pasižiūrime, ar tas herojus gali pas mus bėgioti. Kaip matau, jis jau gali judėti, lygtais gali ir bėgti. Visoje erdvėje matome jau dabar kažkas atsitiko. Visoje erdvėje matome išdėliotus daiktus, tai ką sukūrėte būtent scenoje, tai galite su visko galite bendrauti, viską galite pakeisti ir taip toliau. Tai iš esmės man užtruko, nežinau, nematau laikrodžio prieš save, bet tikriausiai užtruko iki 5 minučių sukurti sceną, kurioje galite bėgioti, kurioje jūsų veikėjas gali veikti ir joje yra keletas aplinkos elementų. Dabar reikia tik idėjas, dabar reikia tik tai kažkokio žaidimo scenarijaus, aiškaus plano, kaip jūs jį gyvendinsite ir viskas yra įmanoma. Tai tikriausiai tiek norėjau papasakoti, laukiu jūsų klausimų, manau, jūsų galėsiu atsakyti. Sveikas, Liudai. Dar kartą. Labai smagi tavo prezentacija, aš iš tikrųjų klausiausi, dabar atsimenu paskutinį mūsų pokalbį, mes kalbėjome apie žaidimą Never Future, ar jis jau yra egzistuojanti Future? Iš tikrųjų, Never Future pagaliau atėjo. Tai labai smagu. Iš tiesų, žinai, turim keletą klausimų tau, kurie įkrito į internetinį puslapį. Tai pirmiausia, ko gero vienas adresuotas būtent tau būtų, klausimas buvo, kokią programavimo kalbą siūlote rinktis? Manau, kad tikram specialistui nėra taip svarbu, kokią programavimo kalbą pasirinkti. Manau, jeigu mokėsite vieną programavimo kalbą labai gerai, tai jums persiorientuoti į kitą kalbą bus labai paprasta. Nežinau, tikriausiai siūlyčiau pradėti nuo tos kalbos, kurią mokina mokykloje. Aš, jeigu neklystu, dabar yra arba Pascalis, arba C++. Galbūt pradėti nuo kažkokios paprastesnės kalbos, galbūt imtis C#, ar tikriausiai tas žmogus, kuris manęs klausė, jis tikrai žinos šitos pavadinimus, galbūt PHP, bet siūlau tiesiog tapti gerų specialistų vienos kalbos, o tada persiorientuoti bus paprasta.
Supratau, tai iš esmės, ar ne, tu sakai, kad čia kaip maždaug moki groti pianinu, jeigu moki groti pianinu, tai ko gero išmoksti groti ir gitarą, ar ne? Daugmaž panašiai. Manau, sugebėsiu. Taip, ko gero. Labai puiku. Dar vienas klausimas adresuotas būtent tau, Liudai, yra, klausė interneto puslapyje, kiek laiko užtrunka sukurti žaidimą? Be abejo, viskas priklauso nuo jo dydžio. Mano prezentacijoje minėtas World of Warcraft ar kiti garsų žaidimai, prie kurių dirba didžiulės komandos iki 100 ar daugiau žmonių, jie užtrunka ir 4 metus, visi 100 žmonių dirbdami prie vieno žaidimo. Bet jeigu paimtume tokį žaidimą, kurį, tarkime, siūlyčiau pradėti iš viso, jeigu norite kurti žaidimą, pabandykite sukurti Tetris. Yra paprastas žaidimas, labai aiški mechanika, tiesiog pabandykite sukurti tokį žaidimą. Manau, jį pavyks sukurti per savaitgalį ir po savaitgalio turėsite savo kurtą, realų žaidimą, kurį galėsite patalpinti, tarkim, į kažkokią mobilią platformą ir galėsite parodyti savo draugams arba į Facebooką pašėrinti ir tiesiog, kad jūsų draugai pažaistų. Labai smagu, tai kai kuriais atvejais tai neturėtų užtrukti pernelyg ilgai, tačiau be abejo, ar ne, jeigu tas žaidimas yra vienas iš dabartinių flagmanų, tai kartais reikia prie jo ir padirbėti, ar ne? Supratau, kiek laiko maždaug užtruko Never Future žaidimo kūrimas? Kadangi mes buvome jauni kūrėjai ir galiu pasakyti, kad tikriausiai visą laiką eksperimentavome, ir neslėpdamas galiu pasakyti, kad kurdami Never Future padarėme visas įmanomas klaidas ir tikriausiai po kelis kartus. Bet tai mus labai daug išmokino ir tos klaidos mus išmokino kitiems žaidimam. Tai šį žaidimą kūrėme apie 1,5 metų. Supratau, tai nėra itin ilgas laiko tarpas, ar ne? Vis tiek tai yra galutinis produktas, kuriame yra daug visko, iš to, ką tu pasakojai, susidaro vaizdas, tai jeigu būtumėt nepadarę tų klaidų, ko gero būtumėt užtrukę kiek? Na, metus turbūt, ar ne? Ne 1,5. Jeigu dabar reikėtų kurti Never Future ir turėtume labai aišku planą, kurį prieš tai neturėjome, tai manau viską atliktume per 6 mėnesius, kaip laisvai 6 mėnesiai būtų labai geras laiko tarpas. Tai labai smagu, vadinasi, tobulėjimas jaučiasi, ar ne? Jūs tikrai jaučiatės, kad galėtumėt padaryti dabar viską daug geriau ir daug greičiau. Šalia mane sėdi mano kolega Tomas, kurio beveik nesimato ekrane, ir jisai turi laptopą. Jisai dabar atsuks ir parodys man dar keletą klausimų. Tai dar vienas dalykas, dabar pažiūrėsim, kas čia gali būti adresuota konkrečiai Liudui. Ir ką mes galbūt atsakytumėm. Taip, taigi klausimas, Živilė užduoda klausimą. Kokias studijas baigę studentai gali įsidarbinti Barclays kompanijoje? Dėl anglų kalbos galite pakomentuoti, ar jį būtina IT specialistui. Gal aš apie anglų kalbą truputėlį prieš tai, o paskui tada jau tu galėsi pakalbėti apie Barclays kompaniją ir taip pat ir Liudas galbūt galės kažką pakomentuoti. Tai pirmiausia, Liudai, galbūt iš tikrųjų, pirmiausiai tave, kaip manai, kiek stipriai yra svarbu IT specialistų anglų kalbos žinios? Manau, kad kaip programuotojai mokėti programuoti, tai bet kuriam IT specialistui yra mokėti bent vieną užsienio kalbą. Tai tikriausiai anglų yra būtina. Jeigu moki dar kelias kalbas priedo, tai yra didžiulis pliusas tau tiek randant darbą, tiek dirbant darbą. Galiu pasakyti iš patirties, dirbant žaidimų kompanijoje arba žaidimų industrijoje be anglų kalbos, tau yra labai sunku, praktiškai neįmanoma egzistuoti, nes tavo žaidėjai, galiausiai tavo klientai ir visa medžiaga, kuri yra pateikiama dažniausiai anglų kalba. Na, iš mūsų perspektyvos, ko gero, Lina irgi neleis man meluoti. English is the language that we use, and it's the only language that we mostly talk, because the bank is British, so we have a lot of British customers, and it's a multilingual, multicultural company that has its customers and employees all around the world, and we need to use this language. In other words, we can't communicate. This is a tool that is required every single day. Tai tiek apie anglų kalbą, ko gero, o dar ta pirmoji klausimo dalis, jeigu Tomas man ją parodys, aš dar kartą perskaitysiu. Taip,
Tai kokias studijas baigę studentai gali įsidarbinti Barclays kompanijoje? Praplėsk, Lina, gali. Iš tiesų, mes labiausiai ieškom IT specialistų ir žinoma, ta universiteto ar kolegijos suteikti mokslai duoda labai didelį privalumą. Tai mes skatintumėm rinktis IT specialybės tam, kad būtų lengviau adaptuotis, lengviau gauti darbą ir lengviau gauti vienokią ar kitokią teorinę, o galbūt ir praktinę naudą iš viso šito. Tačiau žinom, kad iš tiesų nėra mūsų Barclays technologijų centre tas 1200 žmonių vien tik su informacinių technologijų išsilavinimu. Tinka ir inžineriniai, fiziniai mokslai, taip pat turim netgi kai kurių humanitarinių mokslų. Pavyzdžiui, aš esu istorikas. Aha, ir dar puikiai kalbi angliškai. Ačiū labai. Tai šioje vietoje noriu pasakyti, kad labai išsilavinimas yra svarbu, tačiau dar svarbiau yra jums patiems domėtis informaciniam technologijom. Žmogų perkvalifikuoti iš tikrųjų nėra labai sunku, tad realiai jūs ką turėt padaryti, tai tik domėtis informaciniam technologijom, domėtis naujojomis ir matyti save šitame karjeros kelyje. Labai geras ir išsamus atsakymas. Turiu dar keletą klausimų, kuriuos labai norėčiau užduoti. Tai kad Liuda vėl versime truputėlį pakalbėti. Tai Saulius klausė, ar įmanoma išmokti programuoti pačiam be aplinkinių pagalbos? Manau, kad taip. Dalis mūsų komandos išmoko programuoti, tikriausiai dabar pasakiau dalis mūsų komandos, bet jeigu taip pasižiūrėjus, tikrai visi mūsų programuotojai programavo dar iki to laiko, kai pačiupinėjo tai mokykloje ar įstojo į universitetą. Jie tiesiog programuodavo laisvalaikiu, jiems buvo įdomu, kad programa gali už juos kažką atlikti, tikriausiai jie buvo dideli tinginiai, užtat labai norėjo programuoti. Aš neįsivaizduoju. Tai tikrai taip. Yra begalės knygų, kurias galima skaityti. Šiuo metu yra tikrai begalės įvairiausių kursų, ar, nežinau, internete pateikta yra labai daug informacijos, kurią galima perskaityti ir išmokti pačiam tikrai. Supratau. Tai kitaip tariant, ar ne, savo mokslių tikrai įmanoma būti, o tu pats programuoti ko gero pradėjai dar iki universiteto, ar ne? Irgi turėjai tam tikrus įgūdžius dar prieš ateidamas studijuoti šitos dalykus, ar ne? Taip, tikrai taip. Taip. Supratau. Turime dar keletą klausimų. Na, ko gero, šito klausimo jau laukiame vos ne iš karto. Tomas Pačiasa, tikiuosi teisingai perskaičiau pavardę, klausė šitaip. Labai domina, kokia maždaug alga? Tai aš maždaug įsivaizduoju, kad ko gero į mūsų orientuota šitas klausimas, tai Lina turbūt pabandys atsakyti į šitą klausimą. Skaičiais dėja, Tomai, aš įvardinti negaliu, nes priklauso nuo daugelio dalykų. Pirmiausia, tai priklauso nuo to, kokioje tu esi pozicijoje, kokią turi patirtį ir kelių metų patirtį, bei su kokiom technologijom tu dirbi ir kokios srities specialistas esi. Tačiau viskas yra gana aišku ir paprasta. Tai, kad kaip ir Aurimas minėjo, pasakodamas apie ofisus, kad IT organizacijos tarpusavy varžosi dėl IT specialistų. Ir ta konkurencija be abejo kelia jų kainas. Ir IT specialistų atlyginimai yra labiausiai kintantis pasaulio rinkoje. Ir kintantis, aišku, gerąją prasme į viršų, nes konkurencija labai didelė, specialistų tikrai labai reikia ir jų tikrai trūko ir tikrai trūks. Nes viskas dabar yra paremta informaciniam technologijų sprendimais. Tai šitoje vietoje tai yra gana perspektyvi specialybė. Tai yra atlyginimai yra gana patrauklus, tikrai konkurencingi, nes, tai yra labai paklausu. Taip, galima kitaip tariant uždirbti 100 milijardų pinigų, kaip Liudas. Ar ne? Ar mes turime dar klausimų? Kol kas ne, bet aš turiu savo paruoštų klausimų jums abiems. Tai iš tikrųjų jau šiek tiek buvome palietę šitą temą, bet jeigu Liudai tu neprieštarausi šiek tiek galbūt, tarkime, kad man yra 17 metų, jau nebe, bet aš noriu pradėti, esu 11-okas, noriu pradėti rimtai domėtis, programuoti, kurti kompiuterinį žaidimą galbūt. Nuo ko aš turėčiau pradėti tavo manimu? Tu jau užsiminė, Paskalis, C++, tam tikri įrankiai. Ką reiktų skaityti ir panašiai? Galbūt jeigu gali praplėsk tą mintį. Manyčiau, pirmiausia, tai jeigu jau turi žaidimo idėją, tai tikriausiai reikėtų nuspręsti, ar nori kurti patį įrankį tam žaidimui kurti ar patį žaidimą.
Nes labai dažnai jauni kūrėjai pradeda nuo to, kad nori sukurti savo žaidimų variklį. Ir dažniausiai tai ir pasilieka tuo, kad tu sukuri tą žaidimų variklį, bet žaidimas pats lieka neįgyvendintas. Jeigu nusprendė jau kurti žaidimą, tai siūlyčiau susirasti kažkokį žaidimų variklį, su kuriuo galima sukurti tą žaidimą. Puikus pavyzdys tikriausiai būtų Unity, jis yra nemokamas, kurį aš demonstravau. Tai galėtumėt pradėti nuo to. Jeigu apie programavimo kalbas, kažkaip tai tikriausiai nėra labai didelio skirtumo, kokią programavimo kalbą pasirinkti. Aš pats asmeniškai, jeigu žiūrėti iš mano patirties, tai aš iš pradžių programavau su PHP, po to perėjau ant C# ir iš esmės, kai reikėdavo imtis kažkokios technologijos, kaip ir minėjote, reikia tiesiog domėtis IT ir jeigu reikia imtis naujos technologijos, tai tiesiog jos nebijoti, įdėti darbo, kad ją perprasti ir viskas yra pasiekiama tiesiog. Labai smagu, ačiū tau už atsakymą, Liudai. Aš dar galbūt turėdamas omenyje, kad pamokos trukmė paprastai būna 45 minutės, o dabar jau jos, man atrodo, praėjo 41, dar norėčiau matau, Tomas atsuko į mane kompiuterį, kuriame yra klausimas. Ar be patirties yra galimybė įsidarbinti kompaniją? Aš įtariu, kad kalba eina apie Barclays vėl, tai ar yra galimybė įsidarbinti be patirties? Ko gero reiktų papasakoti šiek tiek gal apie mūsų internų programą ar kažką panašaus. Taip, be patirties yra įmanoma įsidarbinti Barclays. Mes netgi turime savo mokyklos absolventų programą, į kurią kandidatuoti gali žmonės baigę mokyklą ir neturėdami jokio diplomo, neturėdami jokios darbinės patirties, bet labai norintys dirbti IT arba išbandyti save IT ir suprasti, ar tai yra tas sritis, kur jie nori dirbti. Ir tuomet jau padirbę pas mus spręsti, kokias studijas rinktis. Tai mes tokią programą turime ir šiuo metu šią savaitę yra paskutinė kandidatuoti šitą programą. Jeigu pas jūs yra 12-okų, kurie svarsto apie tai, tai galite drąsiai pasidomėti. O šiaip tai taip, žmonės mes priimam be patirties ir mes esam pasiruošę juos užauginti. Turime ne vieną pavyzdį, kai kūrėme naujas komandas su tam tikromis technologijomis, kurių Lietuvoje dėja nėra ir kuriuom neparuošė jokia mokymo įstaiga, tai mes įmame visiškai nepatyrusius žmonės, bet kurie yra labai motyvuoti dirbti su informacinėmis technologijomis, mes juos apmokėme, davėme tam tikrus įgūdžius ir jie dabar puikiai dirba mūsų kompanijoje. Dar vieną klausimą Tomas man rodė, aš taip iki galo jo nesugebėjau įsidėmėti, bet ten skamba maždaug taip, ką galėtumėte patarti, Živilė klausė, ką galite patarti 8-10 klasių mokiniams, kas svarbiausia ir į ką atkreipti dėmesį, mokytis informacinės technologijos mokykloje aukštų lygių, matematiką ir taip toliau. Tai ko gero, atsakymas iš dalies slypi pačiame klausime, informacinės technologijas mokytis ir matematiką mokytis tikrai reikia, norint tapti IT specialistų. Galbūt dar Lina gali kažką pridėti prie šito, ko dar reikėtų, kokių savybių apskritai reikėtų IT specialistų. Reikia nepamiršti, kad IT specialistas ne tik tam tikros technologinės žinios, ar ne, ir ne tik anglų kalba, tačiau yra tam tikri dalykai, kuriuos dabar darbdaviai ypatingai vertina. Mes kalbėjome apie tam tikrus komandinius darbus, ar ne, kaip vyksta tam tikri sprendimai vyksta kaip projektai. Tai tam reikia žmonių komandos ir labai svarbu žmogaus bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai. Jeigu mes seniau IT specialistai įsivaizduodam kažkokį vienišių, tūnantį sandėliuke ir dirbantį nežinia ką, tai dabar IT specialistui yra būtina komunikuoti, būtina mokėti bendrauti ir būti puikiu komandos žaidėju tam, kad pasiekti gerą rezultatą. Ir tai yra labai labai skatinama ir labai ieškome tokių žmonių, kurie turėtų tas savybės, tą lankstumą prisiderinti prie kitų, gebėjimą priimti skirtingas kultūras, nes laikui bėgant pasaulis mažėja ta prasme, kad mes jau nebejaučiame, ar tu jauti, kai tu dirbi su indais arba anglais, labai stipriai jauti tą skirtumą. Iš tikrųjų, jeigu kalbėsime apie erdvių buvimą arba nebuvimą, tai ko gero informacinės technologijos naikina atstumus tarp žmonių. Tačiau drauge mes susidurime, dar vienas labai įdomus dalykas yra tai, kad mums reikalingi, ko gero nesuklysiu pasakęs, tolerantiški ir atviri kitom kultūrom žmonės, ar ne? Tai yra,
mums tenka dirbti su indais, tenka dirbti su britais ir iš tikrųjų ir su singapūriečiais, filipiniečiais ir taip toliau. Tai yra labai įvairus, pradedant europiečiais, ar ne, mes esame europiečiai, mes turime vienokius kultūrinius anklavus ir taip toliau, užaugę tam tikrose erdvėse. Tuo tarpu indai, singapūriečiai, japonai ir taip toliau yra šiek tiek kitokio, jeigu nesupyksite už žodį, backgroundo kultūrinio žmonės. Kitaip tariant, ta komunikacija tarp kultūrinė jinai egzistuoja ir kartais to triukšmo, kuris atsiranda būtent dėl skirtumų kultūrose, yra nemažai ir mes stengiamės jį panaikinti ir sėkmingai bendradarbiauti toliau. Na dabar dar vienas paskutinis, ko gero, klausimas Liudui. Kokie kolegos dirba jūsų kompanijoje? Kokios specialybės? Gal galėtum šiek tiek apie tai papasakot? Tai be abejo yra programuotojai. Turiu pasakyti, kad ne visi jie yra iš specialybių, kurios yra susijusios su programavimu. Turime žmonių, kurie yra iš matematikos arba fizikos ir jie programuoja, jie tiesiog studijavo visą gyvenimą matematiką, bet šiuo metu programuoja. Tai yra programuotojai, tai yra dizaineriai, tai yra muzikantai, tie, kurie kuria muziką žaidimui ir projektų vadovai, tai galima jos vadinti vadybininkais tikriausiai. Supratau, o jeigu taip truputėlį, na tarkime, tos specialybės, kurios daugiau mažiau išvardinai, galbūt galėtum išvardinti keletą vardų mokslo įstaigų, kur būtų galima studijuoti šitas specialybės? Tai gerai, tai manau Kauno technologijos universitete, galima Vilniaus universitete, manau, tikrai galima studijuoti. Tai manau, iš esmės galėčiau pasakyti, kad visose didžiuosiuose Lietuvos universitetuose tikrai yra specialybių, kurias galima studijuoti, tai yra matematika. Manau, tai pagrindinės, tai yra matematika, fizika ir informatika. Supratau, tai ko gero nesuklysiu pasakęs, jog pas mus yra pakankamai nemažai galimybių Lietuvoje ar nestudijuoti, nebūtina išvykti į užsienį, galima studijuoti Lietuvoje, galima žinoma išvykti į užsienį studijuoti ar ne, bet Lietuvoje galima puikiai pasiruošti darbui kompanijoje kaip, tarkime, Sneakybox, ar ne? Tikrai taip, be jokių problemų. Tai labai puiku. Na ir ko gero, kadangi mes jau sugaišome net 47 minutės jūsų brangaus laiko, moksleiviai, iš tikrųjų mums reikėtų turbūt jau su jumis pradėti atsisveikinimą. Tai dar kartą jums visiems labai ačiū, kad prisijungėte ir, na, šiandien tikrai labai saulėtas penktadienis ir aš tikiuosi, kad mokytojai bus atlaidus ir galbūt netgi pabaigs pamokas kiek anksčiau, kad jūs turėtumėte daugiau laisvo laiko grįžti namo. Ko gero, šiandien diena ne pati tinkamiausia sėdėti prie kompiuterio ir bandyti išmokti programavimo kalbą, tačiau, na, kažkada ateis ruduo, bus daug darganos, tikrai reikės turbūt šito užsiimti, tai bet kokiu atveju linkiu visiems apsiimti ir išmokti kažką ir galbūt išsinešti kažką gero iš šios pamokos. Su mumis buvo Liudas Ubarevičius iš kompanijos Sneakybox, Lina Vaitiekūnienė iš Barclays technologijų centro Vilniuje ir aš, Aurimas Danielius iš Barclays technologijų centro Vilniuje. Ačiū Jums, kad dalyvavot, bučiuoju visus į skruostuką, gero savaitgalio.